Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Ir nuotykių mes turim daug labai. Nors mūsų nematai, linksma su mumis mus visada. Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Kas čia dabar? Lazeri, čiagi aš, boileris, draugas tavo. Bičiulis, dar kitaip sakant. Aš pažįstu tave. Klausiu, kas čia per garsas? Ai, gali būti, kad mano ratas surūdijo. Per balas ralinėjau ir dabar cypia. Ypač kai stabdau. Tai tu nepasiruošęs misijai. Aš esu 10 balų pasiruošęs. Ekstriškai, dar kitaip sakant. Taigi tavo cypiantis ratas išduos mus. Visi tave išgirs. Ha, taip. Tada nepasiruošęs. Ką darysim? Tai reikia atidėti misiją. O tave reikia vest pas Čipį, kad suremontuotų. Aš galvoju, jūs šiandien kažkokią slaptą misiją vykdot. Iš kur Micito žino apie mūsų slaptą misiją? Aš jam pasakiau. Tai ta misija netokia ir slapta gaunasi, jeigu visi žino apie ją. Ne visi. Tik tu, aš ir Micito. Ką jūs? Jau po savo misijos? Jei tai aš tikrai nesakiau. Aš pasakiau. Misija atšaukta, nes boilerio ratas cypia ir gali mus išduoti. Viskas, varom pas Čipį. O kokia ta jų misija? Nesakė? Ne, taigi slapta. Nori pagaudyt mane? Aš ką tik... Sakau, ką tik pavalgiau. O kaip galvoji, skaudės, kai ratą taisys? O skaudėjo, kai kažkada tave katinas kramtė? Ne. Tai neskaudės ir dabar. Mesgi robotukai, babaužiukai. Kaip aš sakau, robaužiukai. Tu taip sakai. Aha, nuo šiandien galvoju pradėti. Stop, niekšai. Čia mums sakai? Ar matot dar kitus niekšus? Ne, bet ir mes ne... Čia Bitmenas, superherojus. Jis gaudo niekšus, bet kai pervargsta, tai visur aplink niekšus mato. Kokią niekšybę planuojat? Jokios. Mes savo ramiausiai keliaujam boilerių rato taisyt. Kas ratui? Per balas varinėjau ir surūdijo. Tai cypia dabar. Erzina visus labai. Parodyk. O. Prisiekiu, pirmai cypė. Pasiruoškite priimti teisingumą. Kokiu pavidalu? Kumščiu. Jis turi juodą karate diržą. Aš jį tik šiaip nešioju. Karate sakai. Karate, taekwondo, kung fu, kung pao, pushido, šiba ir čihuahua. Įspūdinga. Tai jeigu mus praleisi, mes tau tą diržą padovanosim. Man irgi praverstų kung fu. Ir čihuahua. Gerai, atiduoda tą diržą, kurį garantuotai iš kažko pavogėt ir dingstat iš akių. Gerai apgudravai. Ir tas laimingas ir mes sveiki. Gerai, kad aš ne vieną tokį diržą turiu. Sveikas, Čipi. Man surūdijo ratas. Ar pataisytum? Neduok man su juo kalbėti. Jau, Čipi. Mano brol galų nesustreikavo. Ar gali pafiksint? Jau, paklausyk, ką sakau. Dabar aš šitą paspirtuką taisau. Suremontuosiu greitai arba ne. O jums reikės stovėti eilės gale. Nemėgstu eiliai stovėti. Ir aš ne. Kas tau nutiko? Likimo brolis. Jūs užlindot prieš mane? Kad ne? Taigi čia aš čia stovėjau. Tai kad irgi ne. Jūs žinot, kas aš esu? Aš žinau. Aš nežinau. Aš Dupce. Malonu, Dupce. Aš Lazeris, čia boileris. Man nusispjaut! Sakau, ką užlindot prieš mane. O aš sakau, kad tu atėjai vėliau už mus. Aš tau į kitą ranką nutrauksiu. Parodyk jam savo lazerį. Jeigu neatstosi nuo mūsų, turėsiu jį prieš tave panaudoti. Nu, panaudok. Oi, nenorėtum. O ir norėčiau. Panaudok. Jis pats prašosi. Degina? Vos kutena. Tai užkutensiu tave taip, kad ne... Gerai, supratau. Prašom, gerbiamas Dupce, į mūsų vietą.
Mums šiandien nelabai sekasi. Ne, žinok, čia jam kažkas nesiseka, kad toks piktas. Duok dupciai kelią, kaip sakoma. Apie mane šnekat? Boileris sako, kad dar nėra matęs babaužiuko tokiais plačiais pečiais. Gyvenime. Nė karto. Tu užlindai prieš mane. Pagaliau. Čipi, mano ratas cypia. Gal gali pažiūrėt? Jau, tavo ratas surūdijo, jį sutepti reikia. Bet Dupcė sakė, jo mašina nebeveikia. Atidaviau paskutinį savo tepalą, nes kitaip būčiau gavęs aš į kepalą. Tai nebeturi tepalo. Bus kitą savaitę. Ne, nu mums tikrai nesiseka šiandien. Varom namo. Varom. Ei, o aš jau net nebepastebiu, kad tavo ratas taip šlykščiai cypia. Aš pastebiu. Jis jau ir sukasi sunkiau. Nieko tokio, jeigu ir sulėtėsi šiek tiek. Labai greitas buvai. Nenoriu sulėtėt. Grįšim kitą savaitę. Ne. Kas ne? Jeigu Dupcė nebūtų užlindęs prieš mus, būtų užtekę tepalo visiems. Na taip, bet tu matei, kaip jis atrodo. Su tokiais geriau nesipykti. Aš žinau, kur jis gyvena. Ir ką? Lazerį, man tai reikia vos tepalo ir tada galėsim vykdyti savo misiją. Gerai, rodyk kelią. Nu tu man pasakyk, kam babaužiukui automobilis? Jis jame gyvena. Matau tepalą. Aš siūlau taip. Tu eini pas jį, užkalbini, o aš privažiuoju jam iš nugaros ir jam nematant paimu saują tepalo. Tik pamiršai, kad tavo ratas cypia. Jis išgirs, atsisuks ir trenks tau į marmūzę. Jo, gali ir į marmūzę. Tai darom viską, kaip sakei, tik kad atvirkščiai. Tu varyk jį užkalbinti. Aš nemoku taip kalbėti kaip tu. Tiesiog pagirk mašiną ir užduok klausimų apie ją. Patiks jam, pamatysi. Gerai. Eik tu savo, kokią mašiną. Wow, 10 balų. Ko nori? Noriu pagirti tavo mašiną. Ant daug lekia. Ant daug. Daug tai čia greitai, taip. Ar ant 100 lekia? Lekia į ant 100. Fantastika. O kiek talpina babaužiuko? Mane vieną. Lazerį, mesk tepalą man į ratą. Nepataikysiu. Nusitaikyk savo lazerių. Aš ir vėl greitas. Man būtų neprašal pagalba. Stot niekšę. A tu čia man sakai? Mano niekšo sensorius rodo, kad čia vyksta kažkas niekšingo. Ką tik tais 2 robotai mano tepalą pavogė? Vienas mėlynas, kitas geltonas. Jo. Pavėlavau. O iš kur tu gavai visą kibirą tepalo? Taip ir galvojau. Pasiruošk priimti teisingumą. Kokiu pavidalu? Kumščių. Nu va, žiūrėk, atsispiri ir verties. Tuoj. Nagi, op. Šiek tiek pritrūko. Neužsigavai? O ratas nebecipia. Nebe. Kaip sekėsi? Įdomiai. Tai jau vykdysit savo misiją? Gal dar atidėsim. Reikia pailsėt. Labai turininga diena buvo. Pasakokit. Boileris gali papasakot. Aš einu baterijų pasikraut. Pirmiausia, tai sutikom Bitmeną. Jis apkaltino mus niekšybėm. O tada... Jis užmigo? Matyt, tikrai daug nuotykių patyrė. Einam, netrukdysim. Užkrėtė mane jis tuo jomuliu. Sako, jeigu yra proga pasnausti, Tai reikia jos nepraleisti.